skaičiavai, ką tu sapnavai, nubūnai ir išėjai, prabūnai ir išėjai. Turime tokį ligoniuką, o Jono istorija yra tokia, kad vaikas buvo 10 metų absoliučiai sveikas, kol neužklupo neaiškios kilmės infekcija, nuo kurios prasidėjo autoimuninis encefalitas ir turime labai daug tos ligos padarinių. Blogiausia, ką turi Jonas šiai dienai, tai kad yra vaistam atspari epilepsija, vadinama Fairės epilepsija. Vienas atvejis iš milijonų ir patekom, kaip sakau, tą liūdną statistiką. Ir kas dar yra labai liūdna, kad Jonas taip ir negrįžo į tą pirminį sąmoningumo lygį. Tai reiškia, kad jisai nekomunikuoja, jis tarsi mūsų nesupranta, sutriko pažintinės funkcijos, raida visa, šiek tiek prilaikomas paeina, bet pagrindė judam vežimėlio pagalba. Kadangi nežinom, kurio momentu ištiks epilepsijos priepuolis, tai saugiau su vežimėliu, o ir šiaip sunkokai paeina vienas. Ir ką turime, ir gastrostomą, per kurį pagrindė zonduoja maistą, kadangi dar Jonui yra ketogeninė mityba dėl epilepsijos priepuolių, kas sako, truputėlį sumažina tos priepuolius, tai ir naudojam tą ketogeninę mitybą. Šiek tiek per burnytę irgi valgo, pakramto, bet pagrindinį maistą gauna per gastrostomą. Jonas iki ligos tai buvo absoliučiai sveikas vaikas, gyveno įprastą žmogučio gyvenimą, buvo protingas, sakyčiau, vaikas, nes gerai ir mokslai sekėsi, ir buvo mėgiamas draugų, komunikabilus, ėjom sportuoti, žaidė krepšinį, lankė baseiną, labai mėgdavo plaukiot, nardyti, nebijojo vandens. Tai va, iki ligos jisai buvo absoliučiai sveikas, neturėjom kažkokių, neaiškios ligos užuomazgų, imunitetas atrodė stiprus, nes elementariom peršalimo ligom praktiškai nesirgom. Taip, mums būtinai vežimėlis yra reikalingas, kaip ir minėjau, todėl kad Jonas sunkiai vienas paeina. Didžiausias mums, kaip čia pasakyti, kaip privalumas, kad jis nebūtų labai sunkus, kad aš jį galėčiau, kaip mama, kaip moteris, įdėti bagažinę, išimti iš bagažinės, kad būtų patogus transportuoti. Tai labai reikalingas vežimas, juolab, kad mes ar į užsiėmimus, ar į mokyklėlę, ar kažkur, tai visur vežimas keliauja kartu. Tai va, užtat ir kreipiamės pagalbos į Kaukėno fondą ir ačiū Jums, mes jo sulaukėm, nes tie daiktai kainuoja labai daug. Labai dėkingi esam žmonėm, kurie aukojo koncerto metu už pergalę gyventi ir be jų aukų ir nebūtų, mes čia kaip gavę tokios pagalbos. Labai ačiū. Negaliu atpažinti, negaliu atpažinti, negaliu atpažinti.